Tai kaip ta programėlė veikia? Ar labai sudėtinga ją naudotis? Ne, paprasta tikrai. Atrodo kaip Škoda, daug kas sako, bet tokia pati spalva galima pasikeisti. Kokios funkcijos, ką galima pasirinkti? Nu tai va, tai dabar matos, kad užrakintas, kažkur čia stovi, lauko temperatūra +2. Taip. Salono temperatūra +17, variklio 81, matomai neseniai važiuota, kuro lygis 93%, akumuliatorius 12 voltų. Atrakinti, užrakinti ir užvesti. Tai faktiškai vieno mygtuko paspaudimu galima padaryti, va tik įvardintas tas funkcijas, užrakinti, atrakinti ir užvesti. Geras. Čia nieko sudėtingo nėra, iš tikrųjų, čia istorija fiksuojama, kas kur važiuota, kas kur daryta, čia net ir kurą rodo, kada piltas, datas fiksuoja. Ne, čia yra apsaugos sistema, jeigu kažkas lys prie automobilio, tai skambins. O jeigu lys prie telefono? Prie kokio? Šito? Jo, pavyzdžiui, pasiėmė svetimą žmogus telefoną. Važiuoti negalima vis tiek be savininko rakto originalaus. Jis galės maksimum ką padaryti lygiai tą patį, ką ir jūs užvesti. Atrakinti, užrakinti, bet važiuoti negalės. Jisai gali realiai tik tai su telefonu, blogiausiai įlysti patį vidų. Gerai, tada klausimas, kas liečia vagystės, kiek yra galimybė, tikimybė nulaužti tą sistemą, kad galėtų vagis prisijungti ir ateitų atsirakinti automobilį. Kad ir tu nulauši tą akauntą, turėsi prisijungimus, ne? Tai kas iš to, ta prasme, tai sakau, automobilis vis tiek liks saugojimas, jisai nenuvažiuos. Visi algoritmai tai padaryti, kad važiuoti galima vis tiek tik tai su originaliu raktu. Teoriškai, jeigu nulauši, jeigu pavyks kažkokiu būdu, dar negirdėjau, tada tu gali užvesti, gali atrakinti. Skaitos pakankamai saugi sistema. Jo, pagrindinė šios sistemos funkcija yra saugoti automobilį. Vėlgi, dar priklauso, ar žmogus nori to geresnio saugumo ar ne, dar komplektuojasi papildomai tabletė identifikatorius, kur dar didesnį lygį padaro saugumo automobiliui. Ne visi to nori, nes tabletė identifikatorius papildomų reikalų prašo, bateriją pakeisti, dar kažką, bet jeigu ten koksai BMW, prabangesnis automobilis, tikrai nepatingim akcentuoti, kad tabletė saugumui yra pagrindinis elementas, kuris tikrai 100% net blokuos automobilio, ta prasme, kad jisai liks saugo. Tai šiaip ta informacija, principė, matoma visa viename ekrane, matom, kur yra lokacija ir pagrindiniai visi parametrai. Daugiau čia kažko ypatingo pasirinkti ir nelabai. Sireną galima paleisti, bagažinę atidaryti kai kuriems automobiliams. Nu, žodžiu, čia notifikationai vadinami, ką pranešti. Nu, pušai tie vadinami. Ai, galima susidėti. Jo, ką tu nori, kad praneštų. Kokiam aplinkybėm jinai gali reaguoti. Galima reguliuoti smūginio daviklių jautrumus, uždėti grafiką, kada mašina užsiveda. Galima nustatyti, kad prie, pavyzdžiui, -20 jinai pati užsivestų. Automatiškai nuolat pasikūrentų. Jo. Jeigu mažiau negu 11,5 laipsnių nustatyti, jinai pati irgi užsives, kad tu irgi, jeigu išvažiavai 2 savaitėm ilgiau, tai kad jinai užsivestų tą akumuliatorių pakrautų. O čia nusistato laikas, kiek minučių jinai dirba.